Sveiki, šiandieną noriu Jūs toliau pakviesti melstis su Jono Evangelijos 14 skyriaus nuo 27 iki 31 eilutės. Dabar kaip tik Jums ir perskaitysiu. Aš Jums palieku ramybę, duodu Jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūgštauja Jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau. Aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas Jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš vykstant Jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su Jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, nors jis neturi man galios. Bet pasaulis privalo pažinti, jog aš jį myliu, tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Kelkitės, eikime iš čia. Taigi, ką tik girdėjome Jono Evangelijos 14 skyriaus nuo 27 iki 31 eilutės. Ir ištrauka, galima sakyti, jinai yra šios skyriaus baigiamoji dalis, kurioje šioje ištraukoje vyksta Jėzus pokalbis su savaisiais. Taigi ir čia yra mokytojo atsisveikinimo ir paguodos žodžiai, kai jis palieka savo bendruomenę ir ruošiasi grįžti pas tėvą. Taigi ir atsisveikinimo metu pasakoma tai, kas svarbiausia, ir Jėzus palieka mums taip aktualų dalyką arba vertybę, tai sako šalom, tai palieka ramybę ir trokšta, kad ta ramybė, taika būtų pasaulyje, mumyse ir tarp mūsų. Taigi tai yra jo mesijinė dovana, ateinanti iš Dievo. Ir Jėzus taip pat kviečia ir ragina mus džiaugtis ir neliūdėti dėl išsiskyrimo ir baimės likti vieniems. Taigi Jėzus eina pas tėvą, nes tėvas yra didesnis už jį. Jis yra jo šlovės pilnatvė, kaip byloja 28 eilutė. Taigi ir Jėzus sugrįžimas pas tėvą yra neatsiejamas nuo jo kryžiaus. Ir Jėzus išpranašaudamas jiems savo arteinančią mirtį, ne tik siekia palaikyti mokinių tikėjimą kančios akimirką, bet ir jis nori parodyti, kad būsimi įvykiai yra Dievo plano dalis. Todėl jo mokiniai neturėtų nusiminti, nes tikėjimas bus jų stiprybė ir tikėjimas bus jų vienintelė paguoda. Taigi, ir mokytojo žemiškasis laikas eina į pabaigą ir jiem lieka mažai vietos kalbėtis su savaisiais, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, kaip byloja 30 eilutė. Jėzus iš tikrųjų nugali dėka savo aukos. Ir blogis neturėjo paskutinio žodžio. Ir tai mums yra didžiausia paguoda ir didžiausia viltis. Taigi, apmąstymo ir klausimas lieka mums, kaip aš ieškau ramybės. Viešpatie, kaip dažnai aš jos ieškau ir kokiu būdu aš jos ieškau. Galbūt aš jos ne visada ieškau ten, kur turėčiau ieškoti. Gal aš jos neieškau tavyje, tavo žodyje, tavo sakramentuose. Galbūt aš jos ieškau kaip pasaulis. Ieškau šiek tiek paviršutiniškos ramybės, kad kabutėse galėčiau ramiau gyventi, kad nebūčiau per daug susirūpinęs ir numalšinu save gal žaidimais, priklausomybėm įvairiom, tariamai dovanojančiom ramybę. Taigi, trumpai tariant, ar aš ieškau ramybės taip, kaip ieško pasaulis, ar aš ieškau ramybės taip, kaip kviečia Jėzus ir ką byloja visas 14 skyrius. Ir paskutiniai žodžiai
ramybė jums, ane? Taigi, kad atėjo ši valanda, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Tai 14 skyrius visas byloja apie tai, kaip Jėzus mums praktiškai dovanoja ramybę. Tai galima sakyti, visa 14 skyriaus esmė atsiskleidžia 27 eilutėje. Tai yra kelias į ramybę. Ir Jėzus sako, aš jums duodu savo ramybę, o ne pasaulis jums duoda ramybę. Melskime Viešpatį, kad mes atsigręžtume į jį, tikrosios ramybės šaltinį. Melskime, kad įvairias priklausomybės jisai paimtų ir mes jam atiduotume ir ieškotume užpildymo pas jį. Būkite palaiminti ir gražios maldos su šiuo Dievo žodžiu. Sudie.